Labadiena, gerbėmiai žiūrovai, Top Sport A lyga ir toliau nestabdo, žengia per Lietuvos stadionus rungtynės tarp Kauno rajono Hegelmanų ir Šiaulių. Čia perimtas kamuolys, Tuikas prie baudos aikštelės gali smūgiuoti, tą ir daro, tačiau kamuolys skrieja šalia vartų, tiesa, tai koks reidas, smūgis ir vėl šalia vartų griebėsi už galvos į ataką, čia gali būti pavojinga, Efremos perdamas į dešinę, Dovydaitis, smūgis ir dabar jau Eligijus Jankauskas. Aikštelės beisbolo stadionas, bet mūsų dėmesys aikštė Vilius Ormalos, koks reidas, perdavimas, smūgis ir ne, užkerėti vartai, toks pasiteisinimas, nes visi smūgiai eina šalia vartų. Ir kartais atrodo, kad jau kamuoliui nėra kur dėti. Čia, aišku, jeigu būtų Egidijaus Vaitkūno, Klaudijus gali smūgiuoti kairę koją. Šaltakraujiškai, bet vos nepraranda kamuolį ir čia turbūt kortelė. Link antro virpsto, pavojingai ir išmuša kamuolį iš tuščių vartų praktiškai Šiaulių žaidėjai. Atakoje Dovydaitis numetinė kamuolį, smūgis, virpstas. Klaudijos Upsto perdavimas, reikia truputį erdvės, Ribeiro smūgis ir dabar jau kažin kaip būtų viskas buvę, jeigu ne Šiaulių gynėjas. Na ir tai turbūt vienas iš paskutinių momentų, kuris gali pakeisti rungtynių baigtį, smūgis ir kaip neįmuša Hegelmanai. Skersinis ir po to dar smūgis į vartus ir 0-0 turbūt labiau, taip sakyčiau, arčiau pergalės buvo šeimininkai.